Alio, kas čia skambina dabar? Koks čia loks? Sauliau, čia skambina jums iš radio stoties M1, mes klausimą tokį turim. Nu, visai nelaik hebra skambina, tik baigiu užmigt dabar. Grįžau iš naktinės pamainos, tai ką ir? Jūs bedarbis, ar sutiktumėte eit, pavyzdžiui, dirbti į fabriką ar į gamyklą, nes dabar įmonėse labai trūksta darbuotojų, pavyzdžiui, kokį medžio apdirbimo cechą kokį. Sutiktumėte eit dirbti? Kas? Ar Jūs? aš? Aha. Į medžio apdirbimo cechą, į fabriką. Taip. Saulėns, Nu taip. prie medžio. Tai aš koks žalia medžio, kad aš kaip durnis, kaip loks stovėčiau visą dieną ir dirbčiau. Tai mano vienas pusbratkė, Downs, vienintelis iš šeimos mūsų, dirba tipo oficialiai. Tai po 12-14 valandų varydau, nemergų mat nelaus darbį išgert, po savaitės nešiauts. Na, aš nenoriu kartuot šeimos klaidų. Nebent sakau, jeigu kas pasiūlytų į magių fabrikai dirbti. Nuėmė magės snukė, ne, fabrik, širdis atsigauna. Saulėnai, betgi jums reikia darbo, jūsgi bedarbis. Kas? Ar aš bedarbis? Nu taip oficialiai, tai bedarbis. O tu begalvis, tai ką čia šneki dabar? Kaip aš bedarbis, jeigu aš prieš valandą magiją tik pasiėmiau, išlupau, nu? O dar visą naktį sargyboje stovėjau Šiaulius, nu? Pamatai lochą eina gatvę, ne? Vakarė ant kampą, naktį. Sakai, veiluks, einam už kampą pasitikrint. Čiukšt. Tai koks aš tau bedarbis, jeigu aš vargis visą naktį esu? Pamiegot dar negal, da puls, reiks. Bet aš galiu pasakyti tau, tiesiai šviesiai, taip ir, man siūly hebra, kadangi aš esu vienas iš geresnių magijų išmontavimo specialistų, man hebrytė vietinį, siūly važiuoti Vokietijai magijų išmontuoti. Ir aš būčiau viską gerai daręs, tik kalbos barjeras ir aš biškai moku vokiškai, ein, švain, rein, bet man biškai sunkiau, nu. Ir kiba sako, kada Vokietijoje mano išvaizdą įtarimą sukelt. Nu negaliu suprasti, normalus bahūrs, ko čia įtarimą.